būtina bus pagerinti žaidimą tarpusavio akistatose su didžiojo trejeto komandomis. Ir šiandienos uždavinys neprisidaryti problemų ir tiesiog sužaisti ramias rungtynes bei įveikti Panevėžio Lietkabelio komandą. Kad Lietuvos Rytas tai padaryti gali, jau parodė pirmieji 2 tarpusavio susitikimai, kuriuos Vilniečiai laimėjo labai lengvai. Tiek Panevėžyje Cido arenoje, tiek ir čia Vilniaus Lietuvos Ryto arenoje. Paskutinį mačą jie laimėjo 90-61. Ir pirmuosius šios dienos rungtynių taškus iš po krepšio pelno Antanas Kavaliauskas. Panevėžio Lietkabelio komanda dabar puola varžovų krepšį ir panevėžiečių starto penkete. Kroatas Janko Vladovičius, taip pat rusas Ivanas Neliubovas, Dainius Šalenga komandos kapitonas, Evaldas Žabas ir Egidijus Dimša. Lietuvos Ryto ekipos starto penketas, Adas Juškevičius, Mindaugas Lukauskis, Martynas Gecevičius, ekipos kapitonas, Gediminas Orelikas ir Antanas Kavaliauskas. Juškevičiaus perdavimas į kraštą Mindaugui Lukauskiui. Lukauskis iš neblogos padėties prameta. Vilniečiai Europos taurėje labai sėkmingai pasirodė savaitės viduryje. Jie namuose lengvai sutriuškino 178 svečius iš Sevilijos ir ten įspūdingą mačą sužaidė Martynas Gecevičius, buvęs netoli trigubo dublio, bet reikia pripažinti, kad Sevilijos ekipa pakankamai kiaura ir rimtos gynybos ten nebuvo, galėjo statistiką gerintis visi, kurie tik netingėjo. Lietuvos Ryto krepšininkai. Ivanas Neliubovas dėjimu iš viršaus atidaro Lietkabelio taškų sąskaitą. Panevėžiečiai irgi žaidė tarptautinės rungtynės trečiadienį, bet jie žaidė Baltijos krepšinio lygoje ir taip pat savo susitikimą laimėjo. Lietuvos krepšinio lygoje paskutinį mačą Lietkabelis pralaimėjo namuose Alytaus Dzūkijai 66-70 ir ten tikrai buvo svarbios rungtynės kovoje dėl geresnės pozicijos turnyrinėje lentelėje. Lietuvos Rytas paskutinėjame Lietuvos krepšinio lygos mūšyje rodė pranašumą prieš Šiaulius 88-72 klysta aikštės šeimininkai ir nauja pozicinė Lietkabelio ataka Evaldas Žabas. Vladovičius, nominaliai abu krepšininkai, tiek Vladovičius, tiek Žabas yra įžaidėjai, bet Evaldas Žabas mėgsta atakuoti krepšį ir greičiausiai rungtyniaus antrojo numerio pozicijoje. O Neliubovas atkovoja kamuolį puolime po Dainiaus Šalengos netaiklaus metimo, sėkminga ruso pradžia, 4 taškai iš eilės, bet gynyboje jis turi problemų ir štai dabar prasižengia prieš Antaną Kavaliauską, negana to Lietuvos Ryto centras dar ir pelno taškus. Neregistruotas, kaip jau įprasta šiandien rungtynėms, Kirilas Nateška, jis vis dar 2015 metais nėra pelnęs nei vieno taško tiek Lietuvos krepšinio lygoje, tiek Europos taurėje. Ir tikrai keista matyti tokią situaciją, vis tik krepšininkas turi, švelniai tariant, ne patį mažiausią kontraktą ekipoje ir galbūt reikėtų vis tik suteikti jam šansą. Yra numetęs šiek tiek svorio. Po krepšių perdavimas Vladovičiui, šis nėra aukštas žaidėjas, nesiryžta ten atakuoti krepšio. Dabar 2 prieš 2 su Dimša, nepatogus perdavimas ir Dimša klysta. Juškevičius greitajame puolime, Evaldas Žabas atsėlina iš už nugaros ir išmuša kamuolį Lietuvos Ryto atakų dirigentui. Žabas. Šalengai, antrasis Dainiaus Šalengos metimas, vėl pro šalį, bet Lietkabelis dar kartą atkovoja kamuolį puolime. Panevėžiečių priekinė linija tikrai nėra silpna. Egidijus Dimša, Ivanas Neliubovas, ant suolo yra dar patyręs kroatas Juricas Žuža, kuris gal ir nelabai tinkamas kandidatas žaisti ir grumti su Antanu Kavaliausku. Kavaliauskas greitas, judrus vidurio puolėjas, Žuža 37 veteranas, kuris remiasi savo krepšinio intelektu, tačiau greičio jam labai trūksta ir galbūt su Kirilu Nateška visai neblogai galėtų pasigalinėti, bet ne su Antanu Kavaliausku. Evaldas Žabas pataiko iš toli per Mindaugo Lukauskio rankas, jokio startinio jaudulio nejaučia svečiai, aišku, jie neturi ko prarasti, niekas jų nesmerks, jei bus pralaimėta Vilniečiams Lietuvos Ryto arenoje, o jeigu dar pavyktų iškovoti netikėtą pergalę, tai Panevėžyje būtų tikra šventė šį vakarą. Žabas Neliubovui. Neliubovo puskablis ir dar 2 taškai. Virginijus Šeškus turėtų būti labai nepatenkintas savo auklėtinių nusiteikimų gynyboje. Per 3 minutės Lietkabelis jau įmetė 9 taškus, o patys Vilniečiai klysta dar sykį. Šįkart Mindaugas Lukauskis atrodo nesusikaupę ir nenusiteikę deramai mačui Lietuvos Ryto krepšininkai. Problema, su kuria jie susiduria žaisdami Lietuvos krepšinio lygoje.
kartą juos čia Vilniuje jau pamokė Pasvalio Pieno žvaigždės. Dar vienas taiklus tolimas metimas, šį sykį autorius yra Vladovičius. 12-5, išties galinga Lietkabelio pradžia. Lietuvos Ryto gretose šiandien jau yra po traumos atsigavęs Trevisas Leslie registruotas rungtynėms. Galbūt išvysime šį amerikietį žaidžiantį. Gicevičius meta pro šalį. Dar vieną atkovotą kamuolį įsirašo Egidijus Dimša. Janko Vladovičius sužingsniuoja. Ir Žygimantas Janavičius pasirodo aikštelėje vietoje Ado Juškevičiaus. Neliko patenkintas Lietuvos Ryto strategas Juškevičiaus žaidimų gynyboje. Būtent dėl to dabar meta į kovą jis Žygimantą Janavičių, kuris sezoną pradėjo Lietkabelyje. Ir dabar žaidžia prieš savo buvusią komandą. Ilgai ten nerungtyniavo, bet spėjo tapti tikrų rezultatyvių perdavimų meistrų. Po 6 per rungtynės jis atlikdavo vilkėdamas Lietkabelio marškinėlius. Čia pavyzdinė Vilniečio ataka. Gedimino Reliko rezultatyvus perdavimas. Kavaliauskas toliau yra tas žmogus, kuris renka taškus. Visus 7 pelnė jis. Aikštelėje jau ir Jurico Žuža. Neliubovo pradžia buvo nebloga. Čia Gintaras Kadžiulis dabar nusprendžia patyrusi kroatą išleisti. Ar lietė kamuolį Kavaliauskas? Atrodo, kad taip. Šalia buvęs rungtynių arbitras rodo, kad būtent nuo sostinės vidurio puolėjo kamuolys atsiduria užribėje. Mindaugas Večerskis, Virgilijus Rupšys ir Rytis Sabas teisėjauja šiam mačui. Aleksas Zakis yra jo komisaras, o Lietkabelis praranda kamuolį. Ir dabar jau Žygimantas Janavičius pradeda pozicinę ataką. Lukauskis nepasiruošusi šalengą užklumpa, bet prasiveržimai pro kairę pusę nėra stiprioji Mindaugo Lukauskio pusė. Ir kai varosi kamuolį kairę ranką, toli gražu ne visada iki galo prasiveržti sugeba. Čia Martynas Gecevičius ant tos pačios sėkmingos bangos iš rungtynių su Sevilija. Smeigia tritaškį įpusėjus pirmajam ketvirčiui 12-10. Pirmauja Lietkabelis. Žabas. Šalenga atmeta kamuolį Vladovičiui, šis tolyn Dimšai. Dainius Šalenga dabar jo prasiveržimas, suklupo ten Mindaugas Lukauskis ir Antanui Kavaliauskui tenka pražangą stabdyti Panevėžio ekipos veteraną. Lukas Aukštikalnis dabar šis taiklerankis atakuojantis gynėjas pasirodo aikštelėje vietoje Janko Vladovičiaus, o Dainius Šalenga mes 2 baudų metimus. Užfiksuota pražanga metimo metu. Pirmąją baudą pataiko buvęs žalgirietis. Pataiko ir antrąją. Sima Jasaitį matome Vilniečių gretose. Po truputį įsivažiuoja ir jis. Debiutas mače su Kauno Žalgiriu buvo labai blankus. Bet jau Europos taurėje visai neblogas rungtynės sužaidė Jasaitis, o Gecevičius pataiko dar sykį. Jasaitis ginasi prieš Šalengą, 2 patyrusių vilkų dvikova. Žabas. Žuža, 2 taškai. Žaidęs praeityje yra šis centras ir Atėnų Panathinaikos komandoje, taigi tikrai yra neblogo lygio krepšininkas. Paprasčiausiai ir pats Gintaras Kadžiulis yra tai sakęs, kad jei būtų greitesnis, tai Lietkabelį jis tikrai nežaistų. Kavaliauskas prieš Dimšą, dvigubinama gynyba, Aukštikalnis ten atskubėjo į pagalbą, bet tos pagalbos neužtenka. Kavaliauską tik pražangą pavyksta pristabdyti. Egidijus Dimša prasižengia pirmąjį kartą. Darius Griškėnas keičia Dainių Šalengą. Starto penketas mačą pradėjo gerai. Ar nesubirės Lietkabelis į žaidimą įsitraukiant nuo suolo kylantiems krepšininkams? Dar pažiūrėsime, bet tikrai dažnai būna, kad ši ekipa susiduria su problema, jog suolo žaidėjai
neįneša pakankamo indėlio ir dėl to tenka patirti apmaudžius pralaimėjimus. Virginijus Šeškus tuo tarpu turi lygiaverčių keitimų ir štai dabar Antaną Kavaliauską keičia Kšištofas Lavrinovičius. Niekas nepasakys, kad nuo to žaidimo kokybė galėtų suprastėti. Žuža prieš Lavrinovičių atsistumia pagal taisyklės. Šis veteranas Kšištofą ir pelno 2 taškus. Sėkmingai įsitraukė į žaidimą Jurica Žuža ir tai turėtų džiuginti Gintarą Kadžiulį. Abu vidurio puolėjai pradėjo galingai. Ir Neliubovas ir Žuža. Lavrinovičiaus pirmasis metimas tikslo nepasiekia. Ir su kamuoliu jau Evaldas Žabas skuba į priekį jis. Tenka kiek pristabdyti arklius, bet dabar meta iš toli ir dar kartą pataiko Evaldas Žabas. 21-14. Itin rezultatyviai rungtyniauja Lietkabelis. Na, Evaldas Žabas man asmeniškai yra pats įdomiausias Lietkabelio komandos žaidėjas šiame sezone. Praeityje jo žaidžiančio matyti neteko, kadangi rungtyniaudavo jis užsienyje, Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje. Žaidė ir Kanadoje Evaldas Žabas, o šiemet jis Lietuvos krepšinio lygoje ir rodo labai solidų krepšinį. Solidų krepšinį rodo ir Gediminas Orelikas, dabar atsidarantis savo taškų sąskaitą ir dar mesantis vieną baudos metimą. Orelikas yra rezultatyviausias lygos žaidėjas, negana to yra ir naudingiausias bei taikliausiai tritaškius metantis krepšininkas. Po baudos metimo jį turėtų pakeisti Maikas Mauzeris. Švelnina atsilikimą Orelikas ir keliauja ant suolelio. Užtvarą statoma Lukui Aukštikalniui, tačiau Gecevičius išsivaduoja iš Jurico Žužos užtvaros ir spėja prie Lietkabelio gynėjo. Dabar Dimša ir jo 2 taškai su pražanga. Užsivedė ir rimtai nusiteikę šiandien yra svečiai. Ko tikrai negalima pasakyti apie aikštės šeimininkus. Gynyboje apsnūdė. Jei puolime dar viskas sekasi ganėtinai neblogai, pavyksta išnaudoti savo stipriasias pusės, Antaną Kavaliauską, sukurti progų Martynui Gecevičiui, tai apsiginti niekaip nesiseka. Ir dabar dar viena rokiruotė Lietkabelio stovykloje. Šalengą keičia Dimša, taigi be tikro sunkiojo puolėjo žais panevėžiečiai. Bet Lietuvos Ryto komandoje sunkiuoju puolėju rungtyniauja Maikas Mauzeris. Nėra fiziškai tvirtas krepšininkas ir tas pats Darius Griškėnas tikrai prieš jį gali gintis. Gecevičiaus perdavimas Lavrinovičiui, pražangos nėra. Žaba stabdo prasižengdamas. Gecevičius turi jis priekaištų rungtynių arbitrui dėl epizodo kitoje aikštelės pusėje, kai nebuvo sušilta pražanga prieš Kšištofą Lavrinovičių. Jam yra svarbi pamoka, dabar Aukštikalnį keičia Evaldas Žabas. Labai sėkmingai žaidęs pirmajame ketvirtyje, vietoje Mauzerio Lietuvos Ryto komandoje Orelikas. Juškevičius. Jis meta iš toli ir Juškevičiaus tritaškis gerina Lietuvos Ryto padėtį 35-27. Neliubovas atiduoda kamuolį žaidėjui. Greita ataka nesigavo. Vladovičius. Be pražangos ginasi Juškevičius, o Žabas ir vėl meta iš toli ir vėl pataiko Evaldas Žabas. Nuostabus jo žaidimas šį vakarą. 38-27. Lukauskiui, Gecevičiui, na, bet kuriam iš šių krepšininkų, kuris lieka prie Evaldo Žabo, reikia pasitemti ir iš arčiau gintis prieš jį. Lygiai taip pat panevėžiečiams reikia atidžiau gintis prieš Martyną Gecevičių, kuris pataiko tritaškį ir pelno savo 10-ąjį tašką. Po to Juškevičius kiek persistengė spausdamas Janko Vladovičių. O čia Vilniuje skelbiama minutės pertraukėlė. 38-30. Tokiu rezultatu dabar pirmauja svečiai. Didžiausiai jų turėta persvara siekia 11 taškų. Rizikingas Neliubovo perdavimas. Dimša kamuolį pagauna. Griškėnas lieka laisvas ir smeigia tritaškį. Kadžiulis sugniaužęs kumščius triumfuoja.
emocingai reaguodamas į savo auklėtinio sėkmingą žaidimo epizodą. Griškėnas meta iš tokios statiškos padėties, tritaškius beveik nepašokęs, bet kai lieka visiškai laisvas, jis tikrai gali pataikyti. Gecevičiui pražangos puolime nėra, Kavaliauskas išvengia bloko, bet į krepšį nepataiko. Priekis skuba Vladovičius. Neliubovas atgal Vladovičiui, laisvas jis, dar vienas tritaškis, ne, šį kartą įmesti nepavyksta. Pražanga po krepšiu. Dimšai? Taip, Egidijui Dimšai. Ir pavojaus signalas Panevėžio Lietkabeliui. Egidijus Dimša prasižengia ketvirtąjį kartą. Čia būtinai reikia keitimo. Ir keitimas yra. Vėl matysime Dainių Šalengą. Orelikas. Prieš jį prasižengia Griškėnas. Tai yra trečioji komandinė panevėžiečių pražanga. Lietuvos Rytas šiame kėlinyje taisyklės pažeidė tik sykį. Nepatogus Juškevičiaus perdavimas Orelikui. Šis bandys žaisti 1-1. Aukšta trajektorija. 3 taškų nėra. Dar vienas šansas Lietkabeliui padidinti pranašumą. Bet Juškevičius perima kamuolį, po to jau Neliubovo pražanga. Virginijus Šeškus labai nori nesportinės. Arbitrai yra kitokios nuomonės. Ir Neliubovas su 12 taškų ir 3 atkovotais kamuoliais savo sąskaitoje. Sėdasi pailsėti, Jurica Žuža vėl kips į darbą. Aišku, Dimšos 4 asmeninės pražangos yra labai didelis galvos skausmas Gintarui Kadžiuliui. Kol kas žaidimo plano auklėtiniai laikosi nepriekaištingai, viskas einasi kaip sviestų patepta. Bet vienas svarbiausių aukšto ūgio prasižengė jau 4 syko Gediminas, Orelikas nepataiko iš po krepšio. Na kaip taikliausias LKL snaiperis galėtų tokius metimus pataikyti, ne čia apskritai, bet koks profesionalus ir netgi neprofesionalus žaidėjas turi įmesti, o Evaldas Žabas dominuoja. 2 taškai ir pražanga. 43-30. Kavaliauskas kraipo galvą. Sėdasi ant suolelio, Kšištofas Lavrinovičius jį pakeis, bet visą tai matysim Lietkabelio pranašumą iki 14 taškų. Ir Žabas šiandien tiesiog nesulaikomas, jis pataikė visus 3 mestus tritaškius. Vienintelį dvitaškį ir dabar vienintelį mestą baudos metimą. Na, turbūt žiūrėjo, kaip šią naktį žaidė Golden State Warriors atakuojantis gynėjas Klėjus Thompsonas. Ir pasimokęs iš jo, Evaldas Žabas šiandien vieną po kito leidžia taiklius metimus į Lietuvos Ryto krepšį. Pražanga Juricas Žužai. Žabas jau buvo nubėgęs į priekį ir tikėjosi sulaukti komandos draugo perdavimo. Bet Žuža ne pagal taisyklės atsitveria Kšištofą Lavrinovičių. Lavrinovičiaus antrasis taškas. Gecevičius pagal pelnytus taškus jau aplenkė Antaną Kavaliauską. Komandos kapitono kraityje 10 taškų. Kavaliauskas lieka su 9. Mėgina paspausti varžovus Vilniečiai, tačiau tą presingą labai nesunkiai keliais perdavimais įveikė Lietkabelis. 10 sekundžių jų atakai. Žužos užtvara Vladovičiui, kroatiškas pick and rollas. Griškėnas. Ir čia į pagalbą atskuba Adas Juškevičius. Griškėnas nepataikė, Žuža atkovojo kamuolį. Puskablis buvo logiškas, buvo teisingas sprendimas, bet išsisuko iš krepšio kamuolys, o ir toliau. Kšištofą Lavrinovičių tik prasižengdami stengia stabdyti Lietkabelio krepšininkai. Šį kartą Janko Vladovičius ten kištelėjo ranką. Nesutinka su teisėjų sprendimu ir tokie gestai, tokie mojimai ranka
dažnai yra įvertinami techninę pražangą. Šį kartą tokios nuobaudos Vladovičiui pavyko išvengti. Keturi iš eilės Lavrinovičiaus taškai, Lietuvos Ryto deficitas mažėja iki 10. Ir toliau spaudimas visoje aikštėje. Žuža. Per Lavrinovičių nepataiko Jurica Žuža. Lavrinovičiui reikia pripažinti, tikrai nėra lengva gintis prieš šį patyrusį kroatą. Išmuša kamuolį iš Šoreliko rankų Janko Vladovičius. 13 sekundžių dar savų išpuolių turi Lietuvos Rytas. Mantas Kazonas pirmą kartą šiandien aikštelėje. Ir matyt, šiam keitimui įtakos turi ir tos Egidijaus Dimšos 4 pražangos. Kazonas keičia Griškėną. Gecevičius. Nelengvas jo metimas ir neatitveria Dainių Šalingą Gedimino Reliko. Nauja Vilniečio ataka, Gecevičius krašte, laisvas vėluoja Žabas, Gecevičius baudžia varžovo tritaškių metimu. Ir 44-37 gerėja Lietuvos Ryto situacija. Lietkabeliui panašu, kad jau yra reikalinga ta didžioji pertrauka, kol visai neišvaistė savo pranašumo. Žuža ir dar kartą nepataiko jis, bet ir vėl metimas geras. Metimas iš geros padėties. Gecevičius mėgina pratęsti savo taiklių metimų seriją. Negalima sakyti, kad paskubėjo, kadangi buvo laisvas, ypač Virginijaus Šeškaus. Taktinėse schemose tokie tritaškai greitajame puolime figūruoja nuolat. Evaldas Žabas, dar sykį jis. Jau ir Žabui nepavyksta įmesti. Orelikas nugarai krepšį nežaidžia. Puikus perdavimas Lavrinovičiui. Jo 2 taškai, 44-39 Vilniuje. Lietuvos Rytas ir toliau spaudžia savo varžovus. Dabar Juškevičius su Gecevičiumi buvo uždarę į dėžutę Evaldą Žabą. Mantas Kazonas ten atskuba į pagalbą. Tas spaudimas visų pirma yra svarbus tuo, kad mažiau laiko lieka Lietkabeliui išsirikiuoti poziciniam puolimui. Vladovičius. Vos 3 sekundės atakai, labai sudėtingas Vladovičiaus metimas. Lukauskis į priekį ir Evaldas Žabas ten kamuolį perima. Šalinga Vladovičius, šį kartą jis visiškai laisvas ir įmeta labai svarbu tritaškį. Janko Vladovičius nutraukdamas užsitęsusi Lietkabelio taškų badą. Juškevičius. Lavrinovičius Lukauskiui. Nepavyksta sužaisti 2 prieš 2. Neliubovas spėjo grįžti prie Kšištofo Lavrinovičiaus. Dabar tik 2 sekundės atakai ir štai taip lėtai pasišoliuodamas Kšištofas Lavrinovičius nubėga iki lanko ir nepataiko iš po krepšio. Vladovičius turėjo iš karto atiduoti kamuolį Kazonui. Kazonas galiausiai tą perdavimą gavo, bet nepataiko iš toli jis. Gecevičius. Juškevičius, krašte laisvas Lukauskis, nepagauna kamuolio, dėl to metimo atlikti nepavyksta Lietuvos Ryto veteranui. Pražanga prieš Martyną Gecevičių. Lukas Aukštikalnis sugrįš į aikštelę. Ir Janko Vladovičius daug jėgų atidavęs, net šiek tiek šlupčiodamas sėdasi ant suolelio. Šiandien naudingai rungtyniauja šis kroatas. Bet jau kol kas Lietuvos krepšinio lygoje tokių ypatingų blykstelėjimų iš jo pusės nematėme. Geriausias rungtynės prieš Alytaus Dzūkiją, 13 taškų ir 7 atkovoti kamuoliai ten. O šiaip jo vidurkis siekia 7 pelnytus taškus per rungtynes, 3,3 atkovoto kamuolio ir 2,7 rezultatyvaus perdavimo. Na, sakykime taip, nebloga statistika, bet nieko labai išskirtinio. Paskutinioji antrojo kėlinio minutė prasideda
Lietkabeliui turint kamuolį, Aukštikalnis veržiasi pro Simą Jasaitį ir gera gynyba garsėjantis Lietuvos rinktinės krašto puolėjas blokuoja Luką Aukštikalnį. Dar šią vasarą buvo Lietuvos rinktinės krašto puolėjas, ar bus ateityje, sunku pasakyti. Galbūt jau geriausi Jasaičio laikai ir praeityje, bei nebepavyks jam konkuruoti su tokiais krepšikais kaip Mindaugas Kuzminskas ir Jonas Mačiulis. Pirmieji Manto Kazono taškai. Visai neblogai ir jis įsitraukė į žaidimą ir tai, apie ką kalbėjau, labai svarbu Gintarui Kadžiuliui, kaipgi jo atsarginiams krepšininkams seksis, o šiandien jiems sekasi gerai. Ir žaidimas pernelyg nesuprastėja. Vieną ar kitą atsarginį žaidėją metus į kovą. Bet pražangų labai daug antrajame ketvirtyje. Vladovičius turi jau 3, Dimša 4. O Neliubovas irgi užsidirba trečiąją, taigi Jurica Žuža toms paskutiniams 35 sekundėms sugrįžta į žaidimą. Lavrinovičius šiandien taškus pagrinde renkasi nuo baudų metimo linijos. 1-2 taškį pataikė, bei 6 baudas iš 7. Šalenga. Išmuštas kamuolys jam, bet nebe pražangos. Tiesa, ta pražanga nėra kažkokia tragedija Lietuvos Rytui, tik trečioji komandinė. Jasaitis įrodinėja teisėjui, kad švariai išmušė kamuolį. Dviese su Oreliku, jie ten buvo prie Dainiaus Šalengos, pražanga įrašyta Jasaičiui. 30 sekundžių lieka ir galbūt dar sykį ties pražangos riba žais Vilniečiai. Gali jie tai sau leisti. Ne, dabar tiesiog Žygimantas Janavičius lieka prie žabo ir nebando spausti savo varžovo. Šalenga meistriškai pro nugarą prasimeta kamuolį ir kaip geriausiais laikais prasiveržia po krepšiu. Tiesa, taškai turėtų būti įrašyti Juricai Žužai, nes jis pamuša kamuolį į krepšį. Paskutinioji ataka šiame kėlinyje. Janavičius galėjo veržtis pats iki galo, atmeta kamuolį Oreliko, Orelikas nepataiko, Lavrinovičius nusistumia Žužą. Ar pražanga techninė? Techninė pražanga Juricai Žužai už vaidybą. Na, kam to reikia, kai jau faktiškai komandos yra rūbinėje? Tiesiog padovanoja dar vieną tašką Lietuvos Rytui ir po to 2 sekundės laiko pakankamai, kad išsimesti iš užribio ir atlikti metimą. Gynybiniais sumetimais Darių Griškėną nori matyti aikštelėje Gintaras Kadžiulis, vietoje Jurico Žužos žais jis tam, kad išgaudyti šiek tiek pasigerinti nuotaiką. Prieš didžiąją pertrauką Gecevičius visiškai laisvas, derinys pavyksta visų 100% ir Vilniečiai maksimaliai pasinaudoja tą Juricos Žanas Neliubovas. Irgi 2 svarbų žaidėjai. Neliubovas pelnė 12 taškų ir atkovojo 3 kamuolius. Vladovičiaus sąskaitoje 8 taškai. Taigi pražangos ir nuovargis gali būti problemos Lietkabeliui. Artūras Valeika 2 kėlinius sėdėjęs ant suolelio, trečiąjį pradeda dėjimu iš viršaus. Vilniečiai dar labiau priartėja. Evaldas Žabas su kamuoliu, jis buvo tas žmogus, kurio sustabdyti nepavyko nei Lukauskiui, nei Gecevičiui. Žabas pelnė 12 taškų ir prametė vos 1 metimą. Dabar pataiko ir trečiajame ketvirtyje jis. Ir apšilimo metu, kiek teko stebėti, beveik neprameta šiandien Evaldas Žabas. Gera diena jam, gera diena ir daugumai kitų Lietkabelio žaidėjų puolime. Aišku, gynyboje stabdyti pajėgius varžovus nėra lengva. Apskritai labai rezultatyvus mačas. Jei Lietuvos Rytas pusė 100 taškų per 2 kėlinius pelno labai dažnai, tai Lietkabelis retai tai padaro. Ypač žaisdami su turnyrinės lentelės viršuje esančiomis komandomis. Pražanga prieš Neliubovą. Artūrui Valeikai įrašoma jį.
nebuvo dar aikštelėje pasirodęs mačui registruotas Trevisas Leslie. Visi kiti Lietuvos Ryto krepšininkai žaidė. Na, nebėra ekipoje Pauliaus Dambrausko, Edvino Šeškus paskolintas Vilniaus Perlo MRU komandai. Nacionalinėje krepšinio lygoje žaidžiančiai Paulius Dambrauskas papildė Alytaus Dzūkijos gretas. Lukauskis sudvėjoja ir nemeta. Orelikas atgal Mindaugui Lukauskiui. Dabar visi Lietuvos Ryto krepšininkai prie tritaškio linijos, tik po Valeikos užtvaros jis ir Juškevičius leidžiasi kiek žemiau, o Lukauskis pataiko iš toli. Ir tai yra pirmieji Lukauskio taškai šiandien. Iš aikštelėje buvusių krepšininkų tik Jasaitis ir Beronas nepasižymėjo. Neliubovas irgi meta iš toli. Iš vidutinio nuotolio jį pataikantį jau matėme šiandien, bet tritaškis gerokai per trumpas. Suaktyvinta Lietuvos Ryto gynyba, žymiai agresyvesnė nei matėme iki pertraukos. Suprato tiek patys krepšininkai, tiek ir trenerių štabas, kad šiandien juokauti tikrai negalima. O pergalė yra būtina Lietuvos Rytui. Priminsiu, kad jie turnyrinėje lentelėje treti ir tokia pozicija netenkina nei klubo vadovų, nei fanų, nei pačių žaidėjų. O Žabas ir toliau. Ir toliau žaidžia pasakiškai. 55-52. Zoninė Lietkabelio gynyba. Ne pati geriausia, švelniai tariant. Orelikas visiškai laisvas. Pirmasis jo tritaškis. Po 16,7 taško renkantis šiame sezone Orelikas. Šiandien gan tylus. Šalenga čia dar pašokdina nieką. Matyt laukia, kad Lukauskis pribėgs prie jo. Lukauskis buvo kiek tolėliau ir Šalenga turėjo laiko, turėjo erdvės, pelno lengvus taškus. Sėkmingai išpildytas derinys. O zoninė gynyba labai skylėta. Dabar ir Gecevičius laisvas, pasiseka čia svečiams. Neliubovas atkovoja kamuolį, Žabas skuba į priekį. Įsirėžė jis į Martyną Gecevičių, kuriam bus įrašyta pražanga. Gecevičius ten ne pagal taisyklės užtveria kelią Lietkabelio gynėjai. Vladovičius ir Žabo gynėjų pora šiandien veikia labai gerai, bet šį kartą kroatas klysta. Ir tą klaidą dviem greitais taškais paverčia aikštės šeimininkai. Vėl rezultatas yra lygus. 57-57. Neliubovas. Laisvas pataiko. Rezultatyvus Žabo perdavimas. Pirmasis šiandien. Neliubovas yra pelnęs 14 taškų. Taigi Žabas ir Neliubovas dviese yra surinkę jau 30. Lietuvos Ryto komandoje sunkiausiai sulaikomas Martynas Gecevičius. Jis yra įmetęs 19. Dimša, puikus perdavimas, labai greitai skaito situaciją Egidijus Dimša, nenusileisdamas ant žemės dar sykį pataiko rusas. 4 iš eilės Neliubovo taškai ir Lietkabelis vėl kiek atitrūksta, 61-57. Juškevičius gera čia, Vladovičiaus gynyba, Šalenga buvo perimęs kamuolį, bet nesugraibo jo. Orelika keičia Mauzeris, ironiška Oreliko šypsenėlė keliaujant ant suolelio. Ir toks mini kivirčas su Virginijumi Šeškumi. Na, Šeškus labai mėgsta emocingai diskutuoti su savo auklėtiniais. Juškevičius pro šalį, Mauzeris atkovoja kamuolį, Gecevičius ir vėl laisvas, ir vėl 3 taškai, Gecevičius kelia į viršų kumštį. Jis žaidžia labai rezultatyviai. Taip pat kaip ir trečiadienio Europos taurės mače, kuriame jis pelnė 27 taškus. Vladovičius. Dimša veržiasi pro Mauzerį, mėgina atmesti kamuolį Neliubovui, tačiau kišteli ranką Lietuvos Ryto legionierius iš Jungtinių Amerikos valstijų. Greita ataka kaip iš vadovėlio. Ja, taškais pabaigė Lukauskis ir po labai ilgos pertraukos pirmauja Vilniaus Lietuvos Rytas 60-20.
šiandien beveik visas rungtynės priekyje Panevėžio Lietkabelis, tačiau po didžiosios pertraukos pagerino gynybą vilniečiai. Puolime viskas sekasi gerai, nebuvo blogai ir per pirmosius 2 kėlinius, per kuriuose pelnė 47 taškus Lietkabelio. Zoninė gynyba nepasiteisino. Žabas Šalenga turi neblogą progą, prisitaiko jis, neįmeta, Dimša išprovokuoja Valeikos pražangą. Ir aišku, jei ne tie taisyklių pažeidimai, Dimša laiko ant parketo praleistų žymiai daugiau. Jis yra svarbus žmogus Lietkabeliui. Pirmąją sezono pusę Egidijus praleido Klaipėdos Neptūno komandoje. Bet pasveikus Vytautui Šarakauskui buvo nuspręsta nepratęsti laikinos sutarties su Egidijumi Dimša. Dabar jis jau yra Lietkabelio krepšininkas. Abusyk pataiko Dimša nuo baudų metimo linijos. Lukas Aukštikalnis po šios pertraukėlės pasirodė aikštelėje, jis pakeitė Janko Vladovičių. Ir visiškai laisvas Juškevičius čia grybauja gynyboje Aukštikalnis. Juškevičius tokiamis progomis dažniausiai pasinaudoja. Ir šį sykį išimties nepadaro. Šalenga. Neliubovas, jam už peties kabinasi Lukauskis ir čia pat pripažįsta savo pražangą. Lietuvos Rytas 4 kartus pažeidė taisyklės šiame ketvirtyje. Lietkabelis per beveik 6 minutės dar nė karto neprasižengė, bet tai lemia jų tokia minkšta zoninė gynyba. Ir Lietuvos Rytas daug meta iš toli. Nelietė kamuolį Neliubovas. Nuo Valeikos šis atsidūrė už ribyje. Lietkabelio atakai 13 sekundžių. Šalenga. Neliubovas, žingsniai. Žingsniai. Gera Valeikos gynyba, gera ir savalaikė Mauzerio pagalba. Simas Jasaitis vėl ant parketo. Kol kas be taškų jis. Gecevičius. Perdavimas Mauzeriui. Mauzeris laisvas. Daug progų Lietuvos Rytui. Dabar jau ir kovo dėl atšokusių kamuolių laimima. Per pirmosius 2 ketvirčius dažnai kamuolius puolime atkovodavo būtent svečiai. Dabar vaizdas visiškai kitoks. Dar vienas Juškevičiaus tritaškis, 68-63. Kardinaliai reikia keisti gynybą Gintarui Kadžiuliui. Dabar jau ir puolime padaugėjo skubėjimo, tiesa Mauzeris čia pat praranda kamuolį. Žabas iki galo, 2 taškai su pražanga. Gražu žiūrėti, kaip šiandien rungtyniauja Valdas Žabas. O kovą dėl atšokusių kamuolių Lietkabelis dar vis laimi 21-18, tačiau pirmoje mačo dalyje tas atotrūkis buvo didesnis. Darius Griškėnas vietoje Neliubovo, taigi dabar Dimša pasislinks į vidurio puolėjo poziciją. Prieš Valeiką jis žaisti gali. Jurica Žuža lieka ant suolo. Šiek tiek apramina Lietuvos Ryto spurtą. 3 taškus vienos atakos metu pelnydamas Žabas. Biliui Beronas suteiks poilsio Martynui Gecevičiui. Netrukus ir Antanas Kavaliauskas pasirodys aikštelėje. Aukštikalnis ir vėl gynyboje nesuspėja prie Juškevičiaus, po to turėjo leisti žemyn prie Valeikos. Pasiseka panevėžiečiams, kad Juškevičiaus perdavimas buvo labai nesėkmingas, o po to Griškėnas greitajame puolime vėl lygina rezultatą. Intriga niekur nesitraukia kol kas iš šių rungtynių. Beronas ilgai negalvojęs, Biliui Beronas, dar vienas tritaškis, skėsčiojo rankomis Gintaras Kadžiulis. Tolimų metimų lietus. Vilniuje prie tokio vaizdo Lietuvos Ryto gerbėjai tikrai yra įpratę. Griškėnas dar kartą prasiveržė ir dar kartą pataiko. Savotiškų X faktoriumi dabar tampa jis. Beronas. Jasaitis. Atgal Beronui. Atakai lieka 8 sekundės.
Kągi sugalvos Beronas, jo atmetimas Juškevičiui, vėl nebloga proga, Juškevičius neįmeta, kas lietė kamuolį paskutinis. Jasaitis yra tas žmogus. Kavaliauskas keičia Valeiką, turėtų reaguoti į tai ir Gintaras Kadžiulis, bei išleisti Jurisą Žužą. Na štai, kaip panašiai mes mąstame su Lietkabelio strategu. Žuža vietoje Dimšos. Dimša turi 4 pražangas, negali agresyviai gintis prieš Kavaliausko, pasyviai. Gintis prieš jį yra tiesiog savižudybė. Žabas, dar vienas jo prasiveržimas, galėjo čia veržtis iki galo. Bet tikėjosi, kad Jurico Žuža bus žingsneliu greitesnis nei kad buvo šioje situacijoje. Žužos rankose kamuolys, aukštikalnis. Žabas atsipalaiduoja nuo Jasaičio, Revaldas Žabas. Dar 3 taškai, 73-71, na, Gecevičiaus ir Žabo mikrodvikova yra kažkas fantastiško šį vakarą. Abu jau yra pelnę po 22 taškus. Beronas. Nedaug trūko jam, Jasaitis sugriebė atšokusi kamuolį. Janavičius yra tas žmogus, kuriam prie 3 taškio daugiau erdvės galėtų palikti svečiai. Dažnai komandos gindamosis prieš Lietuvos Rytą taip rizikuoja. Gali būti tas esminis lūžis mače. Gintaras Kadžiulis nebenori rizikuoti, Revaldą Žabą grąžina į kovą. Lavrinovičius. Nemeta jis. Štai dabar pabando laimę iš vidutinio nuotolio, pataiko Kšištofas Lavrinovičius. 5-0. Pirmasis 2 minutės ketvirtajame kėlinyje laimi Lietuvos Rytas. Vladovičius antroje pusėje nepelnė nė taško. Žabas Neliubovui, Janavičius čia sąmoningai prasižengia. Neturi jis šansų be pražangos sustabdyti galingai sudėtą Ivaną Neliubovą. Taip draugiškai su buvusiu komandos draugu sumuša rankomis. Po šios pražangos Šalenga keičia Mantą Kazoną. Ir atspėja Lavrinovičius Neliubovo veiksmą. Perdavimas adresuotas Griškėnui. Lavrinovičius ir Jasaitis, 2 veteranai. Renka taškus ketvirtajame kėlinyje ir vėl žaidžiama per Lavrinovičių, jo puskablis dar kartą pataiko Kšištofas. 81-77. Susikaupė Lietuvos Rytas. Svarbiausia, kad gynyboje dirba žymiai rimčiau. Na, aišku, kaip minėjau, didelis faktorius yra ir tai, jog Panevėžio komandos krepšininkams stinga jėgų. Šalenga, žingsniai fiksuojami. Na, dar anksti sakyti, kad skęsta Lietkabelio laivas. Laiko dar labai daug ir 4 taškų deficitą galima panaikinti, bet dabar žaidimas nesiklijuoja nei gynyboje, nei puolime. Egidijus Dimša vietoje Vladovičiaus, taigi žaidėja keičia aukštą ūgį, stiprina priekinę liniją. Gintaras Kadžiulis, Evaldas Žabas dabar diriguos komandos atakoms. Janavičius nesunkiai prasiveržia pro Žabą, bet nepataiko. Žabas, juvelyrinis perdavimas Neliubovui kaip ant lėkštutės. Ir rusas pasinaudoja komandos draugo dovanėlė, 2 taškai su pražanga. Ir pirmieji Lietkabelio taškai šiame ketvirtyje. Į aikštelę sugrįžta Adas Juškevičius, pagrindinis Lietuvos Ryto žaidėjas. Devynioliktasis Neliubovo taškas. Jasaitis laisvas. Ir pirmųjų žingsnių apgauna jis Neliubovo ir įskaitomi taškai. Įskaitomi taškai. Purto galva Lietkabelio legionierius, negali jis patikėti šiuo arbitrų sprendimu. Bet taškai jau įskaityti, Jasaitis dar ir mes baudą, taigi labai svarbių faktoriumi tampa
ketvirtajame kėlinyje Simas Jasaitis. Galbūt ir ne pačios geriausios sportinės formos savo karjeroje, bet vis dar išlaikęs daugumą savo gerųjų savybių. Neliubovas. Dimšai. Dimša prieš Juškevičių buvo likęs, reikalinga pagalba gynyboje. Ta pagalba lemia, jog Dainius Šalenga lieka laisvas ir Lietkabelio veteranas pasinaudoja progą. Pataiko tritaškį, tik 7 taškai šiandien Lietkabelio kapitono kraityje. O Relikas, jam nebūdingai prasta trajektorija paleistas kamuolys. Ir Lietkabelis vėlgi kvepuoja į nugarą Lietuvos Rytui. Kai tik atrodo, kad įvyks rungtynių lūžis, panevėžiečiai atsako tolimų metimų. Evaldas Žabas, kas jei ne jis, imsis iniciatyvos 86-84. 25 Žabo taškas. Ar Lavrinovičius atsakys tritaškiu? Atsako. Manau, kad rungtynės, ypatingai neutraliems žiūrovams, turi labai patikti. Vaizdas čia Vilniuje puikus. Evaldas Žabas dar kartą drasko Lietuvos Ryto gynybą. Vėl pataiko jis. Vieną baudos metimą dar galės pridėti. Neįtikėtinas Žabo benefisas. Geriausias jo rungtynės šiame sezone. Nežinau, ar geriausias jo karjeroje. Dėja, neturiu statistikos, koks yra rezultatyviausias Žabo karjeros mačas žaidžiant užsienyje. Bet Lietkabelio gretose geresnių rungtynių jis neturėjo. Ir gal taip rungtyniaudamas atkreips galingesnių Lietuvos ar užsienio klubų dėmesį. Nes žaidžia prieš varžovą ne bet kokį. Šiandien prieš vieną iš Lietuvos krepšinio grandų. Lavrinovičius antro tritaškių iš eilės neįmeta. Įpusėja ketvirtasis kėlinys ir Lietkabelis pirmauja. 89-87. Tvirtą charakterį šiandien rodo Gintaro Kadžiulio kariauna. Šalenga. Įvaikosi Gecevičius. Padeda komandos kapitonui Lavrinovičius. Žabas. Dabar jau iš labai toli meta jis ir kažkada turėjo pramesti net ir šis krepšininkas. Griškėnas grūmėsi po krepšiu, neleistinai. Trečioji pražanga jam, trečioji ir komandinė Lietkabeliui. Tiek pat jų turi šiame ketvirtyje ir Lietuvos Rytas. Kavaliauskas buvo ant suolo apie 10 minučių dėl 4 asmeninių pražangų. Dabar jis keičia Lavrinovičių. Lavrinovičius šiame kėlinyje startavo gerai. Pažiūrėsime, ką parodys starto penketo centras. Dabar Kavaliausko prasiveržimas. Metimas per Neliubovą. Nėra taškų, Relikas. Ir kamgi pražanga, jei Neliubovai tai 5. Ir taip praranda pagrindinį vidurio puolėją Panevėžio Lietkabelis. Milžiniška netektis. Vietoje jo žais Juris Ažuža, kuris irgi pažeidęs taisyklės 4-syk. O Neliubovas šiandien pelnė 19 taškų ir atkovojo 6 kamuolius. Taigi vien statistika byloja, koks svarbus krepšininkas yra Panevėžio ekipai šis legionierius iš Rusijos. Išlygina rezultatą Relikas. Vilniečių spaudimas. Bet šį kartą nebuvo, jis labai aktyvus. Žabo rankose kamuolys. Ir visos žaidimo gijos. Šalenga. Iš vidutinio nuotolio. Mėgstamas Šalengos taškas. Nepataiko jis, bet Dimša ten kietai pakovoja su varžovais. Ir laimi kamuolį savo komandai. Negana to dar išprovokuoja 4. komandinę pražangą Lietuvos Rytui. Griškėnas. Jo metimas. Nepataiko ir Darius Griškėnas. Galimybė Vilniečiams išsiveržti į priekį. Juškevičius lipa į medį. Ištraukia kamuolį iš užribio. Gecevičius, man regis, užmynės liniją. Nėra taškų. Kamuolį sugriebė Žabas.
Žuža. Sustojo Žuža, meta sudėtingą metimą. Na, turbūt jaunystėje būtų veržęsis iki galo. Dabar jau fizinės galimybės nebeleidžia taip elgtis. Nieko nepešė svečiai, grįžta į gynybą. Aktyviau įsitraukė į mačą ir Lietuvos Ryto gerbėjai. Gecevičius naudojasi užtvarą. Pro šalį ir kamuolio net kovoja Lietuvos Ryto kapitonas. Šalenga. Mina šoninė linija. Antroji Šalengos klaida šiame kėlinyje. Aišku, iš savo komandos kapitono Gintaras Kadžiulis reikalauja daugiau. Vilniuje prieš Žabą, Griškėną, Šalengą, Žužą ir Dimšą šiomis lemiamomis mačo minutėmis. Matyti mažai kas galėjo prieš rungtynes tikėtis, kad Lietkabelis taip rimtai priešinsis Vilniaus Lietuvos Rytų jų pačių teritorijoje. Juškevičius. Perdavimas Kavaliausko, apsisuka meistriškai Antanas Kavaliauskas ir išveda į priekį vilniečius. 91-89. Švilpimu dabar pasitinka žiūrovai Lietkabelį. Žuža prieš Kavaliauską, tvirtai ant kojų laikosi Lietuvos Ryto centras. Žuža iš sudėtingos padėties. Nėra taškų, apsigina Lietuvos Rytas. Dimša šiek tiek vėluoja į gynybą, bet spėja išsirikiuoti galiausiai Lietkabelio krepšininkai, ne visai taip, kaip norėtų, kadangi Dimša liko prie Gecevičiaus. Štai tik dabar susikeičia ginamaisiais su Dainiumi Šalenga. 2 sekundės atakai, ar spės išmesti kamuolį? Spėja Simas Jasaitis. Kavaliausko perdavimas, 93-89. Lietkabeliui dabar labai reikia taškų ir juos pelnyti bando Evaldas Žabas. 3 taškai. 93-92. Jūs darykite, ką norite, bet mes turime Evaldą Žabą ir jis mus išgelbės. Tokius argumentus teikia panevėžiečiai. Jasaitis. Jasaitis nesunkiai prasiveržia po krepšių, kairė ranka pataiko. Na, čia keista, kaip neapsigina Lietkabelis. Tikrai nėra pats staigiausias krepšininkas Jasaitis ir kažkas iš aukštaūgių turėjo jam užkirsti kelią. Bet Simas tampa Lietuvos Ryto vedliu. Ketvirtajame kėlinyje, 1,5 minutės iki jo pabaigos. Žabui progos mesti krepšį nėra. Žuža. Dimšai. Rizikingas perdavimas Šalenga ir Jasaitis. Arė ir kitoje aikštės pusėje. Minutė 18 sekundžių. Kamuolys atsitrenkė į Evaldo Žabo koją. Dabar į ugnį meta Mantą Kazoną. Gintaras Kadžiulis vietoje Jurico Žužos. Na, nebėra Neliubovo. Reikia kažkokių sprendimų, kadangi Žužas yra Lietuvos Rytas. Jie 95-92 pirmauja prieš Panevėžio Lietkabelio krepšininkus. Tačiau dar visko čia gali būti. Vilniečiai turi kamuolį ir mėgins padidinti savo atotrūkį. Simas Jasaitis. Jis yra tas žmogus, kuris truktelėjo Lietuvos Rytą į priekį. Oreliko prasiveržimas, pražangos nėra. Orelikas meta ir pataiko. Gediminas Orelikas pradėdamas paskutinėje minutė 2 taškais. Dar 1 minutės pertraukėlė. Papildomas dėmesys. Visų pirma, reikia išmesti kamuolį iš užribio. Galiausiai jis atsiduria Žabo rankose. Dimša. Gali ir jis pataikyti iš toli. Kazonas. Žabui, šis atgal Mantui Kazonui. Mantas Kazonas. Meta. Visai nebloga buvo padėtis. Nepataiko Kazonas. Viskas krypsta link to, kad šį itin aukšto rezultatyvumo mačą galiausiai Lietuvos Rytas laimės. Bet niekas negalės pasakyti, kad Lietkabelis subirėjo, Lietkabelis nekovojo ir atrodė prastai. Anaiptol aš manau, kad tai buvo vienas geriausių šio sezono Panevėžio klubo rungtynių. Jasaitį blokuoja Šalenga. Dar ne viskas čia baigta. Griškėnas. Per Kavaliauską sudėtingas metimas. Kas atkovos kamuolį? Jį atkovoja Juškevičius. Po to pražanga įsirašo Darius Griškėnas. Juškevičius 2 baudų metimais jau galės įtvirtinti savo ekipos pergalę. Jei būtų pataikęs Griškėnas, dar galbūt būtų galėję kabintis į šias rungtynės panevėžiečiai. Dimšai vis tik ne Griškėnui pražanga. Taigi Dimšos pasirodymas baigtas. Vis tik manau, kad Gintaras Kadžiulis gali padėkoti savo auklėtiniams. Jie atidavė visas jėgas. Puolime žaidė tikrai fantastiškai.
Evaldas Žabas pelnė 31 tašką. Yra objektyvių priežasčių, pražangos pakišo koją. Tai apribojo labai žaidėjų rotaciją. Neliubovas galiausiai susirinko 5 asmeninės. Šis vidurio puolėjas tikrai būtų buvęs aikštelėje lemiamomis minutėmis, o galų gale ir vilniečiai parodė savo klasę. Simas Jasaitis iššovė reikia. Mes kamuolį iš užribio. Pražanga Kavaliauskui. Nieko gero čia Lietuvos Rytui. Kad 5 Kavaliauskui tai jokios tragedijos nėra. Gali nuo suolo pakilti Kšištofas Lavrinovičius, bet laikas stovi, o Kazonas mes baudas. Lietuvos Rytui tai bus 18 pergalė, jie turi vieną mažiau. Po šio mačo turės vieną mažiau nei Klaipėdos Neptūnas. Lietkabelis lieka su 8 pergalėmis ir 16 pralaimėjimų. Nuo 7 vietoje esančių Šiaulių juos skiria 3 laimėjimai. Kazonas tik vieną baudą pataiko ir tai jau tikrai yra viskas, nors dar bandoma prasiženginėti prieš Martyną Gecevičių, tačiau tai jau yra tik desperatiški veiksmai. 10 sekundžių ir 70 tiek laiko yra likę. Tai bus antroji iš eilės Lietuvos Ryto pergalė Beko LKL čempionate. Po to pralaimėjimo prieš Kauno Žalgirį įveikė Šiaulius ir šiandien įveikė Panevėžio Lietkabelį. Lietkabeliui tai antroji nesėkmė. Namuose buvo nusileista Alytaus Dzūkijai. Žabas prasiveržia pro Juškevičių, parodo dar savo sugebėjimus Evaldas Žabas. Jam tikrai 10 balų galima rašyti už šios dienos rungtynes. Lietuvos Rytas jas vargais negalais laimi 101-95. Nelaukta intriga pasirodė šiandien sostinėje ir tikrai